Labas rytas. Sveiki. Kas čia vyksta? Labai sunku keltis. Žiūrė šalta yra. Drėgmė. Nesinori keltis. Labai šalta. Gaminamės pusryčius. Jau nebėra taip šalta, žinokit, turim va tokį židinį. Radom pjūklą. Žiauriai gerai. Tikrai nebėra taip šalta čia, nes čia yra pakankamai arti. Sėdi kaip prie laužo, normaliai, šilta. Bet šilta tik tada, kada jisai dega toks biškį didesnis. Va toks kaip dabar jau net galvoju, kad gal net taip jau karštoka. Susiruošėme ir iškeliaujame. Dabar nemažą kelią tokiais takiukais turėsim prasivesti. Važiuot bus neįmanoma. Bus siauri takiukai. Šaknų daug. Ir nelabai mums čia pavyks važiuoti. Nu ką, turim nuvažiavę 11 km. Atrodo labai apniukusi į tą pusę, kur važiuojam. Šiandien mes tikimės gauti lietaus tikrai. Iš tikrųjų jau nuo 5 ryto tikėjomės. Taip. Bet matau, labai tamsu yra. Turėtumėm gauti. Turim lietpalčius, galbūt dėsimės iš karto lietpalčius. Turim antbačius. Taip pat užsidėsim. Gal kažkiek apsisaugosim. Bet šiandien nenusimato labai jau tokia komfortiška diena nenusimato. Bet nieko, viskas gerai. Išgyvensime. Kas čia vyksta? Atvykome į Stokholmą
Bet važiuojam pakraščiai, stengiamės nelysti į centrus, į centrą, kadangi tai labai ilgai ir dabar truksim ilgai, kol išvažiuosime iš jo. Jo, nes milijonai zigzagų, zigzaginai, dviračių takų ir susigaudyti, kuriuo mums važiuoti yra šiaip žiauriai sunku. Daug laiko labai truksim, tai šiandien vėl tikrai tas susitrukdys, nuvažiuosim nedaug ir baigsim vėlai taip. Greičiausiai tai bus. Ir dar neaišku, dėl lietaus dar kol kas negavom. Gal mes bėgam nuo lietaus? Gal mes bėgam nuo lietaus, o gal kaip tik varom į lietų. Dar neaišku, bet sužinosim. Tai ką, reikia vis tiek po biškį judėti iš miesto, norim kuo greičiau išjudėti, nes Stokholmas blemba didelis labai. Jo, greičiausiai nieko gražaus nepamatysim, nes varom miesto pakraščiu. Bet norint kažką gražaus pamatyti, reikia kitokią kelionę turėti. Taip. Keliaujame. Galvojam, kur važiuoti. Ir mano vyras pasirinko į tą pusę. Nu, okei.
žodžiu, mes žmonės iš kaimo nežinom, kaip mieste važiuoti su dviračiu reikia. Nes sankryžas šalia mašinų, šviesoforai tie patys. Atsiradusi dar viena eismo juosta. Iš esmės. Kartais jinai dingsta kažkur tais, kažkur. Kartais nėra linijų. Nėra linijų, neim Greičiausiai suprasti. reikia su visom mašinom važiuoti. Žodžiu, buvo tokia... Ir, žodžiu, yra taip, kad mes jau miestu važiuojam maždaug, jaučiu, apie kem kil. Kai prasidėjo priemiestis, ten visi galvojam, kad čia atskiras kažkoks miestas. Bet ten, kai prasidėjo realiai miestas, taip ir tęsiasi miestas. Aš nežinau, kada jis baigsis. O į tualetą kaip noriu. Aš nenoriu. Kaip iškęsti, nežinau. Tai bent ieškotis dabar tualetą, bet tai vėl gaišti laiką, reikia kažkaip išvykti iš miesto. Nu, reikia kažkaip iš miesto išvažiuoti, kad norėtųsi jau tas triukšmas netgi, čia tos mašinos. Žmonės, dviratininkai. Prieš tai važiuodavom visiškai praktiškai vieni, asfaltuotas kelias, vieni, į valandą pravažiuoja pro mus gal 1-2 mašinas. Viskas, va tokiu keliu mes pripratom važiuoti. Aišku, visokių būn kelių, bet pagrinde va taip va būdavo. Tai va, tai šiek tiek trikdo tas garsas, tas triukšmas, tiek mašinų, šviesoforai, dviračiams sustoti, irgi laikas. Pavyzdžiui, žiedinės sankryžos dviračiams. Yra žiedinės sankryžos tik tais dviračiams sukurtas ir... Su visais kelio ženklais normaliais, su šalutinių kelių ženklais ir tai yra dviračių. Mes Vilniui nesam važinėjęsi su dviračiu, tai nežinom. Ar ten yra kažkas panašaus, ar nelabai. Čia įspūdingų mašinų važinėjęs, senovinių, nežinau, 80 metų, dar senesnių. Senesnis čia. Juokingiausia tai, kad tos tokios, aš biškiuo vakar pafilmavau tų mašinų, bet čia visur tokių yra, va dabar ką tik pravažiavo ir pastoviai tokios važiuoja. Tos tokios grinai senovinės ir juokingiausia tai, kad dažniausiai tose mašinose ir būna žmogus, va, pavyzdžiui, dabar važiuoja irgi Mercedesas toks juokingas, dažniausiai ir vairuotojas būna lygiai toks pats senovinis, ten su kokia nors berete, žodžiu, labai juokingai atrodo. Įvaizdis darė jo, arba su kokiais, koks seniukas, su mašina be stogo ir ilgais plaukais ir tie plaukai visur plevėsuoja. 80-osius, 90-osius Aš tai galvoju, kad dar senesnius laikus, kokius 60-osius. Galbūt mes negyvenom tais metais, nežinau. Aš ir 80-aisiais negyvenau. Nu ir aš dar negyvenau. Bet, nu, per filmus. Jo, dėl filmų. Tai ką, dabar tam kartui užteks pokalbių, biškį pasipasakojam. Apsipirksim vandens vakarui, nes jau daugiau nebestosim į parduotuvę. Dabar turim 76 km nuvažiavę, yra po 4:15 ir, nu žinokitės, mes vis dar esam mieste. Aišku, galimai tai jau nebėra Stokholmas, bet iš esmės praktiškai beveik Stokholmas, nes nebuvo nei akimirkos, kada būtume iš miesto išvažiavę ir yra kaip yra. Vis dar nuo miesto. Turim pasižiūrėję dabar nuo čia maždaug apie 25 km dar važiuoti reikia į šelterį. Šelterį turim pasižiūrėję. Tai turėtų pradėti lyti maždaug valandos bėgį. Taip 100% rašo. Kažkaip visą dieną apie lietų kalbam, nes visą dieną buvo pranešta lietus. Bet dabar 17 valandą pažymėta, kad 100% lietus ir kažkaip manom, kad neišvengsim. Tai per valandą laiko, per 40 minučių realiai tikrai nenuvažiuosim tų 25 km, nes vis tiek yra sunku ir būtent, kad tais miestais reikia ištisai šviesoforai, spūstis žmonių, viską prasileidinėti, stoti. Dar čia nėra blogiausia tai, kad yra antiek daug milijonai sankryžų, kur atrodo nusuki teisingą kryptim ir žiūri, kad visai ne ten nusukai ir vėl tada galvoju, o kur tada reikėjo sukti, kur reikėjo sukti, ar ką. Taip
taip ir vargstam tos kilometrus. Šiandien geriausiai yra važiuoti tokiais kaimukais, nesiekiant miesto ir tada žymiai produktyvesnė diena būna. Negu kad va, į miestą važiuoja ir sankryžų milijonai vien belekas. Žiauriai yra klaidų viskas. Bet šiandien tokia diena. Varėm į šelterį. Radom dar vis biškį degant laužą, bet daiktų nei vieno, žmonių nei vieno, tai galvojam, mes užimsim šitą vietą. Ir nereikės degti, reikės tik malų atsinešti. Jūs nepatikėsit. Mes negavom lietaus. Jau buvom vienu metu ir antbačius ir lietpalčius užsidėję, nes buvo žiauriai pakilęs vėjas ir jau buvo pradėję lynoti. Ir tikrai buvom įsitikinę, kad gausim. 100% turėjo lyti. Ir atvykom į tokį šelterį, čia belio kokia graži vieta. Kažkas paliko laužą degantį. Bet gerai, kad sugalvojau užeiti vis tiek patikrinti, ar yra kas nors viduje. Ir nieko nėra, nei daiktų, nei žmonių nieko nėra. Tai čia matyt gal anksčiau biški buvo žmonės, o dabar jau jų nebėra, dabar jau esame mes čia. Ir nebeužleisime savo vietos. Tai numynėm šiandien 100 kilometrų. Buvo šiaip tikrai sunki diena, labai mažai turėjom tokių pertraukėlių, bet labai ilgai susigaišo dėl miesto viso. Bet visada per miestus tai būna. Ir dabar pradeda jau pradeda lyti. Tai aš nežinau, ant kiek mums šitai pasisekė, bet būsim sausi. Nes jau turim savo šelterį. Kaip sekasi? Nežinau, nuo ko pradėti. Viską krauti reikia kažkur. Šį kartą gavom šelterį su tokiais suoliukais, aišku, biškėjai ir nešvarūs, bet mums nesvarbu. Pasirodo, mes čia prie kažkokios pilies esam, raudonos. Mūsų namelis. Šiaip žiauriai gražiose vietose yra įsikūrę šelteriai, tikrai. Ant tokių uolų. Tik yra problema, kad čia normaliai prie vandens prieėjimo nėra. Yra ant tų uolų ir čia yra žiauriai slidu. Šiandien yra 6 mūsų diena, kurią mes baigėme ir dabar enjoyiname. 6 dienas laikė baronėlis. Jau eina į pabaigą? Gal dar užteks rytoj, nežinau. Ir kaip jum vaizdas? Man? Visiem kitiem. Jum, ponas. Gerai, tiesiai į vandenį. Nu ką, mes jau lovoje. Šiaip turim žiauriai įspūdingą vaizdą, mes čia dabar gulėdami. Labai vau. Atrodo, kad gulim ant vandens iš tikrųjų. Apibūdinkim šią dieną. Man tai labiausiai nepatiko Stokholmas. Kodėl? Todėl, kad mes važiavom apskritai Stokholmo pakraščiais, nes mus veda dviračio takai. Taip susiplanavom, nežinau.
Ir šiaip, kaip ir minėjom, mes neturėjom laiko važiuoti kažkur, kažką dairytis, žiūrėti, tiesiog važiavom ir tiek. Bet sunkus važiavimas yra, labai daug stabdymų, šviesaforai dviračiams, nulipimų nuo dviračių daug ir taip toliau. Labai sudėtinga važiuoti, pastoviai reikia žiūrėti navigaciją, keletą kartų nuklydom, vis reikėdavo susigaudyti, kas kur ką kaip, žodžiu, sudėtingas važiavimas buvo mieste. Varginantis labai. Varginantis. Tai kai iš tikrųjų išvažiavom, tai tada ir prasidėjo rinktis kilometrai. Pradėjo rinktis kilometrai. Jo, ir iš tikrųjų anksti atvažiavom, po 6:20 mes jau čia buvom. Tai tikrai normaliai. Pietų praktiškai nevalgiam. Jo. Ilsėjomės labai mažai. Ten kavos išgėrėm šaltos ten kažkokios. Mes visada ne vieną kartą sustojam, taip sakykime, vieną kartą kavos atsigert, nusiperkam kokios šaltos kavos, kitą kartą jau sustojam pasigaminti tų savo foodpackų ir tas laikas gaištasi, o šį kartą tik tai kavos nusipirkom. Savo pietų pertrauką praleidom. Norėjom kuo greičiau iš miesto išvažiuoti. Tai, bet šiaip viskas gavosi gerai, kadangi mes atvarėm į šelterį, negavom lietaus, esam sausi, pavalgę. Na ką, miegmaišiukuose šilta. Nemeluok. Šilta. Nemeluok. Nu ką, nešilta. Mūsų miegmaišiai iš tikrųjų žiauriai prasti yra. Nežinau, kiek turi būti laipsnių, kad su šitais miegmaišiais būtų šilta, toks jausmas, kad viduje dar šaltį traukia jie. Kažkaip drėgna visada viduje būna. Ne, tai drėgna, ne nuo to, tu gali būti kokiam nori miegmaišiai. Jeigu yra laukia drėgna labai, drėgmė yra, tai tu visada būsi drėgnas. Nesvarbu, Pažiūrėkite, nežinau, ar per kamerą matosi. Šitas dalykas pučiasi. Nu tai taip, nes tai viesta oras. Drėgmė. Kas mūsų laukia rytoj? Rytoj vėl stengsimės išvengti lietaus. Tikiuosi negausim lietaus. Rytoj neatrodo, kad bus šilta. Rytoj nebus šilta, bus tikriausiai drėgna. Bet vėlgi, ar mes galime tikėti orais? 100% ne. Tikrai, kad negalim. Nes rytoj vėjas labai didelis. Tikiuosi, kad klysta. Labai didelis. Rytoj labai didelis vėjas. Tai jeigu ką, tai bent kojines išdžiovins. Išsiplojim kojines. Kabo čia virš galvos. Ne visai virš galvos, virš kojų. Labai gražiai atrodo, čia tos kojinės atrodo kaip kokiam Havajų namukį. Nu ką, keliaujame į sapnų karalystę. Labaną. Saldžių sapnų ant aukštų obuolių. Labaną.